Sveiki, brangūs žiūrovai. Double Dunk laida skirta Eurolygai ir paskutinį kartą šį sezoną aptarsim, kas įvyko finaliniam ketvirtį, kas laukia toliau, kokius raumenis pučia Viljarbanus Vėlis ir panašiai. Tai ką žiūrit, paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą, kad matytumėte ir ateityje epizodus. Ir ačiū Sibetui, kad visą sezoną su mumis dirba. Ir Rob Powderiui ačiū, jam dar atskirą padėką atiduosim. Ir Algimantui ačiū, kad jis yra čia su mumis. Ačiū tau, Edgarai, kad tu taip visada puikiai pristatai, taip atidirbęs viską, taip fainai įvedai į tą podcastą. Tai, žinai, susirenkam tikrai po labai, manau, neblogo finalinio ketvirto. Nežinau, Algi, ar Ryto krachas daugiau, ar Eurolygos finalinis ketvirtas, kas tave labiau nustebino? Ne, tai aišku, kad Ryto krachas, žinai, tai čia kas galėjo taip labai tikėtis, bet, žinai, finaliniam ketvirtą turbūt vienintelis tas siurprizėlis buvo Realo pasirodymas pusfinalėje, toks užtikrintas prieš Valenciją. Aišku, ir finale atidavė ten paskutinės jėgas, tikrai kovėsi iki galo ir tikrai pagarba Realui. Tai turbūt tiek, bet kad Olympiakos laimės titulą, tai mes kaip ir prognozavom. Jo, žiūrint apie Valenciją Realą, mes su tavim kaip ir nenuspėjom, kiek Realo dydžio yra, ne? Mes kažkaip to faktoriaus mes eilės sezono eigoje ne kartą esam kalbėję, bet būtent pusfinalio faktorių mes neįvertinom to dalyko turbūt, ne? Jo, turbūt ir neįvertinom to dalyko, kad iš tikrųjų taip... Tame reguliariojo sezono mače Realas gynėsi įprastai su Tavarisu pasyviai, vesdavo žaidėjus į baudos aikštelę ir Tavaresas ten juos gesindavo. Čia taikė visai kitokią gynybą, tai yra svičolas, ir tas svičolas buvo daromas labai protingai, agresyviai labai visų pirma, tikrai neleidžiant lengvai Valencijos gynėjams įkvėpti. Ir tada be jokių papildomų pagalbų, kur nereikia. Iš esmės tikslas buvo neleisti kamuolį judėti, ko Valencija iš esmės ir pasižymė, tie įsiveržimai į baudos aikštelę, atmetimai, tai yra jų duona. Realas to stengiasi neleis daryti ir Valencija strigo labiausiai dėl to, kad iš tikrųjų, gal čia ir patirties dalykas, nesuprato, kaip reikia atstovėti tokiame fiziškume. Valencija metė tik 9 baudas, nors iš esmės Realas daug gynėsi 1-1, kur tikrai tu gali būti agresyvus, ne tik remtis tais tritaškiais, ką, sakyčiau, per daug darė Montero, bet labiau atakuoti baudos aikštelę ir, aš sakyčiau, to Valencijos žaidimų tikrai pritrūko. Ir Branko Badijo pritrūko, kuris gerai žaidė seriją su Panathinaikos šį kartą. Prastos rungtynės. Šiaip mane nustebino Riverso ir Pradijos pasirodymas, jie tokie, Riversas labiau prie perimetro gyvena, bet labai gerai išnaudojo tas progas, apie kurias tu kalbėjai. Abu pataikė iš 11 2.9, tai labai gerai ir ten, tarkim, ar tik krepšio, kaip tik dar specialiai peržiūrėjo Pradiją į savo 6 metimų, 5 atliko iš pakrepšio, išnaudodamas pranašumus. Tai tarsi Valencija neblogai rado tos pranašumus, bet kaip tu sakai, kartais per daug tų tritaškių. Na ir gynyboje nelabai ką turėjo pasiūlyti. Laimėti Eurolygos pusfinalį esant tokiam Peleniai, naujokui pusfinalį ir visa kita, su tokia gynyba labai sudėtinga. Puolimas viskas gerai, bet 105 praleisti taškai, nusinukai. Reikia kažką daugiau gynybai pasiūlyti. Jo, 2 dalykai šiaip. Vienas, Realas užčiapė Valencijos problemą gintis tranzicijoje. Jie kartais tos koncentracijos tikrai stokoja ir aš dabar prisiminiau, kad sezono metu irgi Valencijos ta tranzicijos gynyba, jinai ne visada veikia. Realas užbėgo realiai Valenciją, kas yra kažkiek keista, nes Realas visą sezoną buvo prie lėtesnių komandų Eurolygoje. Bet realiai užbėgo šitose rungtynėse pagal greito puolimo taškus, man atrodo, laimėjo, tiek pagal antrų šansus irgi, kas, ko nelabai buvo galima turbūt prognozuoti, žinant Realo priekinės linijos problemas, vis tiek, sakykime, Valencija kovoje dėl kamuolių, nelaimėjo taip, kaip turėjo laimėti. Ir kitas dalykas gynyboje, Valencija prastai gynėsi 1-1. Hezonija puikiai užatakavo 2-3 poziciją. Pradžioje iš vis buvo keista, kad Martinezas nusprendė statyti Badijo prieš Hezoniją. Iškart be variantų, tada pastatė Taylorą. Tayloras irgi nesusitvarkė realiai. Ir paskui daug labai Hezonija kūrė ir tais atmetimais iš žaidimo nugarai krepšį ir tiek 1-1. Tie kiti žaidėjai Realo irgi, tas pats Felizas, draskė gynybą. Tikrai 1-1 žaidime Realas gerokai pranoko o labiausiai turbūt tuo intensyvumu, ko, iš tikrųjų buvo sunku tikėtis, kad atrodo tokia intensyvia komanda kaip Valencija, Realas pasiims energiją.
Ir X faktorius Gabrielis Dekas, aišku, tokios rungtynės, kur ir kamuolių palime labai daug, viską iš pakrepšio susivertė, labai kovingas. Jo tas stotas toksai, ne, toks jis labai platus, atrodo daug užimantis aikštelį vietos. Tai jeigu ten prie finalo prieisim, buvo per daug jo tritaškių, tai šį kartą pusfinalį buvo labai gerai viskas daroma, ką reikia iš pakrepšio, antri šansai. Nu, nors antrai šansas ten 15-9 nebuvo kažkokia didžiulis skirtumas, bet akies teste ir šiaip žaidimo eigoje atrodė, kad Realas gerokai labiau uždominavo. Taip. Ir stebint kūno kalbą, pavyzdžiui, tas pats Žanas Montero, turbūt čia ir yra tas dalykas, kad vis tiek pirmas finalo ketvirtas, to tokio trūksta, tos patirties gal, nes tikrai nebuvo toks, koks buvo ketvirtfinalio serijų su Panathinaikos, su tokio trūko agresyvumo, labai rėmėsi tais tritaškiais, kažkiek pasimetė prieš tą agresyvų presingą ir na, sakau, Valencija kažkiek neprilygo turbūt fiziškumu, o tai yra svarbiausia tokiuose rungtynėse. Nu ir šiaip apibendrinant Valencijos sezoną, galima sakyti 10 balų tikrai. Nieko čia neprikišė, tos mažos komandos niekada į finalus nepatenka, mažesnės komandos, underdoginės, Partizanui nepavyko, Žalgiriui nepavyko, kažkada Lokomotyvui nepavyko, žodžiu, tos komandos žaidžia pusfinalise, bet niekada jų nelaimi, tai Valencija nėra išimtis, man gal nuvylė tik tai skauta gynyba, bet tu žinojai, kad Skariola gerai paruoš visus matchupus, iš vis, kai tu sakai, kai prieš Hezonę stovi Badija, nu tai blemba visą galvą žemesnis, ką tu ten darysi. Plus Hezonė labai gerai turi tą įgūdį nugarą žais, kai kurie neturi. Elitinis žaidėjas nugarai krepšį, iš vis Hezonė yra Eurolygos LeBronas Jamesas. Iš esmės fiziškai ta pozicija yra visiems mismatchas, nelabai yra ką prieš jį dažniausiai pastatyti. Ir prieisim dar prie finalo, kaip Olympiakos sprendė Hezonijos klausimą paskutinėmis minutėmis. Tai Valencija tiesiog neturėjo kūno, kuris galėtų atstovėti. Net Braxtonas Key net ir tą Hezoniją apžaidė 1-1. Tik aš manau, Valencija serijoje su Realu Ispanijos lygų turės argumentų. Juolab, kad Usmanas Garuba krenta ir krenta labai ilgam, Achilo trauma, akivaizdu. Ir Omeras Jurcevenas bus, kuris padės Realui toje kovoje su Valencija. Bet turbūt Ispanijos lygos aš būčiau nustebęs, jeigu finalas neįvyks būtent tarp Valencijos ir Realo, nes man Barsos nematau, Baskonija nekalbu, Tenerife išlūžo, su Nikaha šį sezoną prastai atrodo, tai, turėtų šios komandos dar kartą susidurti jau serijoje ir nuo to tik tai mums geriau, mes jau irgi įsijungsim, nes žinosim, kad LKL bus pasibaigęs ir mes galėsim atsaba žiūrėti. Matysim, čia bus įdomu, aišku, tokiose serijose irgi labai veikia ir patirtis, ir tas meistriškumas, vis tiek, jeigu tai paimti vieną prie vieno Realo žaidėjus, jie turbūt vis tiek yra geresni už Valencijos ir klausimas, žinai, kiek ta centro pozicija lemia. Aišku, žinai, serijoje jau išvažiuoti taip, neturint centrų gali būti sudėtinga, bet pamatėm, kad vieneriose rungtynėse kartais tas vidurio puolėjas gal nėra toks lemiantis veiksnys, iš tikrųjų Realo tas pasirodymas finalo ketvirtė turbūt privertė dar kartą, žinai, užsiakcentuoti tą penktą poziciją, kiek jinai iš tikrųjų yra svarbi krepšinėje. Kam svarbi, o kas Valančiūną vežasi? Kam nesvarbi? Tas nesiveža. Bet Omeras Jurcevenas padės. Vienareikšmiškai, tai čia nėra ką. Kitas pusfinalis Šaro vyrai titulo neapgina, 18 taškų skirtumo pralaimėto Olympiakosui. Ir man buvo sunku žiūrėti, man buvo gaila žiūrėti ir, tarkim, žiūrint pirmas rungtynės ir vėliau ispanišką, taip smagu ir finalą netgi, ne, taip smagu žiūrėti. Ten buvo kančia, toks laužimas lanko, toksai kentėjimas per sukastus dantis. Man priminė Fenerbahčę tą, kurį mes nekartą esame matę Šaro komandas treniruojamas finalo ketvirtose, kurios skausmingai nepataiko, neina kortą. Tai Šaras kelintą kartą, 6 kartą, ne? Ir dažnai būdavo, kad tos komandos kažkur pusfinalį ar finalę daužo tą lanką, vėl nežino, ten Mirotičius buvo kažkada kaltas, dabar kas kaltas, dabar vėl, nieks nieko nepataikė, dabar ant veido Baldvino kariam šunys, ne? Nežinau, šiaip galiu pasakyti tiek, kad šitom rungtynėm Olympiakosas buvo fantastiškai taktiškai paruoštas, ypatingai iš tos gynybinės pusės. Visi deriniai buvo tiesiog, atrodo, atšlifuoti iki mažiausių detalių, tiesiog jau realiai veiksmai rotacijose vyko intuityviai, net neskaitant, o tiesiog automatu, rotuojant ten, kur kamuolys eis. Tai tas pats pasiruošimas Olympiakoso buvo įspūdingas ir ta gynyba, tai buvo aukščiausias lygis, visiška mokykla, Milutinovo gynyba pick and roll'e, tam pačiam flete, kur mes kalbame, kur grįžtų vėl prie to paties, čia, žinai, lyginamas Valančiūnas, čia, žiūrėk, taigi Olympiakosas turi Milutinovą, irgi kažkaip apsigina.
žmonės, žinokit, Milutinovas yra elitinis pick and roll gynėjas, tam fletė jisai fantastiškai juda ir ką jisai išdarinėjo šitose rungtynėse per jo pamainą, Fenerbahčė 2 taškus metė 30% tikslumu, kai jo nebuvo aikštelė 60% tikslumu, tai va toks skirtumas. Jo tos gudrios pagalbos, jo reakcijos tame flete, kur reikia susikeisti, kur reikia likti su savo žmogum, tai čia buvo, sakau, aukščiausia klasė ir realiai Fenerbahčė labai ilgą laiką nerado atsakymų, kaip tą problemą spręsti. Visiškai pirmąją pusę visiškai Olympiakos dominavo gynybą, paskui kažkiek prisitaikė jau Baldvinas, Hortonas Tuckeris, bet aš manau, kad čia buvo, sakau, Olympiakos visiška gynybinė pergalė. Ir man Feneris buvo toks kaip Žalgiris Stambule. Pasimetęs, nepasitikinti savimi, tas, kas turi pataikyti, nepataiko, dingsta Jantuno pataikymas, kurio, ir taip nebuvo labai pernelik daug, ne. Devono Holo nėra, vienintelis Biberavičius buvo toks, koks buvo Biberavičius. Hortono Tuckerio metimai iš 3 taškų zonos tinka Olympiakosui, tinka jo lipimas į medį, tinka vidutiniai atšokant ten sudėtingi. Žodžiu, daug kas tiko, tas pats Veidas Baldvinas iš 10 taškų 6 pelnė jau paskutinę minutėm, kai viskas buvo aišku. Ir čia irgi reikia pagirti eilinį kartą Tomasą Vokapą, irgi tai buvo game changeris, stabdant tuos lyderius, tą patį Baldviną kontroliuojant. Puolime Vokapas nežaidė gerų rungtynių, bet gynyboje vėlgi, jisai toj pick and roll gynyboje su Milutinovu ten buvo siena, kurios Fenerbahčė niekaip nepralaužė, kiek laužė pirmoje pusėje, nerado sprendimų, bandė atakuoti kažkiek 4 poziciją su Vezenkovu, bet ten irgi labai protingai pradžioj stepautavo, kelias situacijas Fenerbahčė susikūręs, taiga tada pakeitė gynybą, pradėjo keistis ir vėl tada reikia prisitaikyti iš naujo. Tai jautės didelis pasimetimas prieš tos Olympiakos taktinius sprendimus ir tiesiog to plano išpildymą. Ten buvo visiška mokykla. O kaip paaiškinti tas tragiškas kėlinio pradžias? Pirmam kėlinį 7 minutės be taškų ir taip visose kėliniuose tas pats tokios didelės tuščios atkarpos. Kaip paaiškinti tokį dalyką? Nežinau, sunku pasakyti, žinai, čia vėl tas pats išpildymas dalykų. Matyt, tie žaidėjai tiesiog nerado sprendimų prieš tą gynybą. Ir jo, tas trečias kėlinys irgi, kur atrodo, tu tikėsi, Šaro komanda padarys kažkokius pakeitimus, kažkaip perlauž tą visą taktiškai, kažkaip tą eigą perlauž, bet iškart gavo dangčių per galvą. Ir tada vėl kapstais iš naujo. Tai tie kažkokie irgi sugrįžimai, reikia pasakyti. Šaras rasdavo kažkokių sprendimų, rasdavo deriniais, pavieniais, sakykime, kaip galima išvežti žmonės į geras padėtis, bet tada pasireikšdavo Olympiakos individualus meistriškumas. Vezenkovo ten tos atkarpos buvo labai svarbios, Furnė iššaudavo kažkur, tritaškį įdurdavo, tai visus tos tokius bandymus užsikabinti Olympiakos naikino. Jo, ir vėlgi pasiteisina tai, ką Olympiakosas turi gerų žaidėjus ant suolo, Feneris neturi žaidėjų ant suolo. Ta komanda yra klijuota, sudėta, kažkas paimtas, kažkas ne. Krisas Silva, Dekolo, Dekolo gerai, Krisas Silva iš bėdos, tavo vasaros pirkiniai nepasiteisino, tai tiesiog buvo, toksai avarinis Feneris, kuris vasarą nepadirbėjo. Būkim bėdni, bet teisingai, vasarą aš nežinau, ką jie veikia. Kodėl Eurolygos čempionai nenusiperka nei vieno rimto žaidėjo? Bet man čia didžiausias klausimas yra. Tarkim, dabar įmam Olympiakosą, Eurolygos čempionai perka Montero, Millerį, McIntyrą, o kur pernai buvo Fenerbahčė? Ką jie veikia? Sprendė prezidento likimą, finansus, čia turbūt yra aiškus dalykas, čia aš tiesiog ieškau priežasčių. Jie praeitą vasarą nedirbo. Gulėjo pliaže, laukė, tada nusipirko Beikotus, Bostonus, kurių mes Eurolygo turbūt nebepamatysim. Jo, grįžtant į tuos metus, aš atsimenu, kad jie visur labai vėlavo ir man atrodo, Šaras dar pats kažkuriam interviu kalbėjo, kad jie pavėlavo visas... Sako, negavom nei A, nei B, nei C. Taip, visus tos variantus, kuriuos galima buvo pasimti Eurolygoje, jie jų negavo ir tada reikėjo atsisukti į NBA rinką, o ten, žinai, ten vis tiek yra rizika, tu pataikysi, nepataikysi, pataikė su Hortonu Tuckeriu ir būtent Hortono Tuckerio tas iškilimas realiai turbūt buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Fenerbahčė atsidūrė finalo ketvirtį, nes atsiminkim sezono pradžią, tai ten nebuvo tarsi varianto, kas galėtų pakeisti Heisą Davisą. Jie žaidė tarsi be lyderio. Baldvinas kažkiek tempė, bet ne tas lygis. Ir Hortonui Tuckeriu, aišku, pradėjo žaisti, Fenerbahčio žaidimas irgi kažkiek pakilo, tai čia buvo irgi labai svarbu, bet taip, suolo pasijautė tokiose rungtynėse su tokiu Olympiakos, kuris pakelia nuo suolo Aleką Petersą ir tas žaidėjas, jis realiai galėtų turbūt žaisti bet kurioje komandai startinio 4 numeriu ir būti svarbus žaidėjas. Jisai daro tau rungtynės, ten nekalbant apie Fournier, kuris kyla nuo suolo ir keičia irgi visą eigą savo meistriškumų. Tai taip, ir ta pati vidurio puolėjų grandis, irgi čia jau eisim dar prie finalo, irgi kas ten vyko, tai čia tiesiog pasijautė irgi to gylio skirtumas. Jo, ir teks gerokai padirbėti, hebrai, tikrai Šaro. Dabar vėlgi, tu su Jurcevenu kalbėjai, dabar klausimas, ar jisai po pasirodymo realiai nesulauks daugiau pasiūlymų, gal tas pats Realas pasiūlys likti, kai Garuba iškrito, nes Achilas ten labai ilgam bus. Forestas.
gerai, Sargiūnas, turiu daug klausimų. Ne? Tavo pirmi pirkiniai yra Forestas ir Sargiūnas, Eurolygos čempionai ima Montero ir Millerį McIntyre. Tai tu atrodai kaip, kaip tu atrodai? Atrodai kaip Žalgiris. Atrodai kaip Badijo prieš Jezoniją, ne? Ta prasme, tu atrodai kaip vidutinio komanda. Taip, būtent, nes, šiaip, aišku, pagrindinė problema yra priekis. Čia gali sakyti, ką nori, taip galima sakyti, kad tie vidurio puolėjai toje sistemoje, jie atlieka tą darbą gynybui labiau, ten išsikeitimuose, bet vis tiek jaučiasi, kai tu ateini su Olimpiakosu, Milutinovas, yra problema, tu tiesiog turi apsilyginti tą sudėtį, aš nesakau, kad centro pozicija, kaip ir minėjau, kad gal šitos finalo ketvirtas tik patvirtino tą hipotezę, kad centro pozicija, nėra tiek svarbi, kiek gynėja, ne? Bet tau vis tiek negali turėti ten visiškos skylės, tokiose rungtynėse reikia kažkur ir ten daugiau talento. Tai įdomu iš tikrųjų, kokie tie sprendimai bus, nes realiai dabar paėmus tai per tą priekinę liniją, tai yra vienintelis Nikola Melė, kuris yra aukšto lygio žaidėjas, ne, tokiame lygyje. Kaip mes sakėm prieš finalo ketvirtą, tu statai savo sėkmę 3-5 metų italą. Aš siūlau vieną lietuviuką Fenerbahčę, manau padarytų paslaugą, jeigu jie paimtų Valančiūną. Aš bent jau esu tikras, kad jam būtų geriau ne Žalgirį. Vien dėl to, kad aš noriu, kad Žalgiris laimėtų. O su Valančiūnu aš netikiu jų sėkmingų sezonų. Jeigu Žalgiris paima Valančiūną, kitam sezonui sakiau, kad jie Eurolygoje ima 13 vietą arba 12. Nebus plyno. Nesvarbu, kas bus šalia. Gali pasiimti LeBroną fucking Jamesą, bet jie nebus. Bet jie nepaims LeBrono. Mano teikas iš kartos gali užsirašyti. Jeigu ateina JV, plyno nebus. Čia drąsus teikas, bet kaip tu ten sakai, drąsus teikai yra smagiausia. Taip, taip. Čia tos saugus teikus, tai lengva sakyti. Taip, lengva pasakyti, oi, Žalgiris kovos, sakau, kad su GV nieko nebus. Čia ne prieš GV turint nieko, tiesiog jeigu GV profilio žaidėjas, gali būti, nežinau, X žaidėjas, kokį čia galim sugalvoti Eurolygoje, nesugalvosim tokio, ne? Ten Mustafa Falas ir tai dar klausimas, ne, ar būtų GV profilio žaidėjas, tai šiek tiek, nors gal po traumos dabar jau labiau toksai sulėtėjęs, ne? Tai tiesiog, ir Francisko irgi nepakeis nieko panašaus, tai dėl to mano teikas jau toks dabar, gegužės 25. Bet šiaip Feneriui, tu sakai viena prieš Hortonas Akeris, kita prieš Šaras. Neįsivaizduoju su kitų treneriu, kad šita komanda būtų pasiekusi finalinį ketvirtą su tokia sulipdyta sudėtim. Ko gero, sulipdyti tokią gynybą, tokią dominuojančią gynybą visą sezoną, tai kitas treneris, vargu, reiktų gerai pagalvoti, kas dar galėtų. Tikrai tokių trenerių vienetai yra, tokių, kurie... Barcokas gal galėtų. Ne? Žinau, kad abejoju. Aš labiau Skariolo tikėčiau, kad galėtų tokią gynybą sustatyti, ką ir padarė su Realu, bet jisai su klubiniu krepšiniu prieš tai nieko nebuvo gero padaręs. Tai man įdomu, ar čia geras treneris, ar čia jam gera sistema, ar iš čia gerai to Ispanijoje, nes Skariolo atsiminkim, kur būdavo su klubu, mes turėdavom pašaipų, kad čia rinktinių treneris, bet dabar su Madrido Realu mes dar pagirsim, kad jisai įspūdingą darbą padarė. Bet anksčiau iki Realo jisai senokai ir dirbo, ne, tam klubiniam krepšiniui. Tai buvo Virtusas, buvo Virtusas. Buvo Virtusas, tai jisai toks... Aišku, čia, yra kombinacija, reikia ir talento turėti, faktas. Tai nėra taip, kad Fenerbahčė neturi talento, tai irgi negalim taip sakyti, tiesiog kažkur gal yra tų spragų, ne, ypatingai priekiniai linijai, ir jos pasijautė šitose rungtynėse. Tai Fenerbahčė sezonas Eurolygoje toks, dabar teks jis Turkijos lygoje tvarkytis reikalas, nieko nebus, dėl trečios vietos mačo nebuvo ir buvo finalas, kuris pateisino visus lūkesčius ir iškart gali pasakyti, ką nori, bet ko reikia? Puolimo, gynybos, norint laimėti Eurolygą reikia abiejų dalykų, ne? Kaip pristatant, sako, pirmas prieš antrą reitingą. Puolimo ir antras prieš trečią gynybą. Viskas. Nėra anomalijų, kur mes labai gerai ginamės, bet į skylę nepataikom, kaip Andrėja darė, arba mes esam Paryžius, kur labai gerai ten bėgam, bet gynybai blogai žaidžiam. Ne, tu turi būti geras abiejose pusėse, kitaip tu finalo ketvirtą stebėsi, kaip mes per teliką. Tai tas pats iš Fenerbahčė pavyzdys, tai pirma gynyba, man atrodo, 7 puolimas, tai irgi. Bet, dar čia taip, dar arčiau to, arčiau dar. Jo, šitos rungtynės, aš sakyčiau, net viršijo lūkesčius, iš tikrųjų, kai aš galvojau, kad Olimpiakos lengviau laimės, bet ką Realas išdarinėjo pirmam kėliny, ta prasme, kokią agresiją, kokiu fiziškumu pasiėmė Olimpiakos gynėjus, neleisdami normaliai organizuotų atakų, visiškai, ta prasme, čia buvo viena įspūdingiausių atkarpų gynyboje, kokią mačiau šį sezoną Eurolygoje tikrai. Ir, atrodo, Olimpiakos gali ir pralaimėtas rungtynės, nes taip jos pasiėmė ten 15-3 Realo spurtas ir tada, tik tais tada pradėjo aiškėti vėl tas dalykas, kaip ir kalbam, sudėtis turi būti lygiavertė. Viskas tvarkoja, Realas vienose rungtynėse be vidurio puolėjų gali laimėti, ne? Bet dabar tu turi antras rungtynės prieš labai rimtą komandą ir, sakyčiau, nuo antro kėlinio Olimpiakos persvara priekiniai linijoje, o Realas dar ir be Garubo žaidė.
ėmė ryškėti. Milutinovas ėmė kartot metimus iš po krepšio, Vezenkovas irgi pradėjo rinkti taškus ir Olympiakosas grįžo į rungtynės. Taip. Bet tu sutinki, pavyzdžiui, nes aš galvoju, kad realai buvo, jie prieš finalo ketvirtą ruošėsi žaisti tokią gynybą, nes nugarų buvo vienas centras, tai tu turėtum atkarpų be jo, kur tu turėjai labai gerai eiti pagalbą, žinot nuo ko eiti, funkcionuoti, rotacijos. Jie turėjo tą pasiruošti, Olympiakosas negalėjo žinot, kaip bus. Taip, ir Olympiakosas irgi labai tokia sistemos komanda, žinom, kad, na, aš sakyčiau, irgi šitame finalo ketvirtą jie ten taktiškai kažkokių įspūdingų dalykų beveik ir nedarė, jie tiesiog žaidė savo žaidimą, kokį žaidė visą sezoną ir čia yra Bardzoko požiūris ir, sakau, ir dar nueisim prie pabaigos, kur Bardzokas vos nepralaimėjo tokio finalo, kur visiškai turėjo pergalę, visiškai titulą turėjo, tai čia, žinai, dar kita kalba, tai čia būtent apie tą taktinį pasiruošimą, taip, Olympiakos reikėjo laiko prisitaikyti, vėl Realas, panašiai kaip Valencijai turbūt irgi buvo kažkiek neparanku, kažkiek gal kažko kitko tikėjosi ir tikrai Olympiakos reikėjo laiko, kol jie galėjo išnaudoti tą savo persvarą baudos aikštelį. Prireikė kokių, nežinau, 6-7 minučių per tą laiką, Realas ten pabėgo, sakau, plus 12 taškų. Tai. Ir jo, tas sudėties, turint omeny, kad, pavyzdžiui, antram kėlinį, Saša pirmam nieko neparodė apskritai, jo nebuvo finale, bet tu matai, kad išeina Fournier, kuris pakeičia Dorsey, kuris prastai žaidė. Tu matai, kad šiandien Petersas, kuris turėjo tapti Final Four MVP, aš manau. Aš Petersui būčiau atidavęs. Sutinku, šiaip realiai, ant kiek jis stabiliai savo tas minutės užžaidė, tai yra irgi aukščiausia klasė. Abiejose rungtynėse išeina nuo suolo, keičia tas rungtynės savo žaidimu ir vienas prieš vieną ir susimetė ir tritaškius ir ta prasme, tikrai buvo neblogesnis negu Vezenkovas toks jausmas. Tik tai Vezenkovas turėjo keletą labai svarbių atkarpų, kur ten lygiai tam pačiam irgi mačia su Realu, irgi kažkiek jisai išjudino tą Olympiakosą, tai bet Peterso žaidimas tikrai įspūdingas buvo. Taip, Fournier ir Petersas realiai atsarginiai laimėjo. Ir čia kokie tavo atsarginiai, sudėties gilis kas yra. Tai tu gali turėti Gedraitį, Rupštavičių, Brazdeikį, Sirvydį, Birutį. Jo, bet kai reikia žaisti, nėra nei vieno. Matėm Stambulę, labai geras pavyzdys. O Olympiakosas turi Fournier iš NBA, turi Petersą, kuris bet kokioje kitoje Eurolygos komandoje būtų startinis 4 numeris. Ir dabar jis keliaus į Milaną ir ten darys dalykus. Turi Tariką Jonesą, kuris irgi labai buvo svarbus paskutinį atkarpoje, realiai Olympiakosas laimėjo, išstatęs tą tokį small ballo, kaip čia pavadinti, penketą, kur buvo... Bet Petersas trečioji. Taip, tai sakau, small ballo, tokiam, kaip čia, gal ne visai small ballo, esmė, kad susikeitimo ginamaisiais, gal taip tiksliau pasakyčiau, tikrai labai tiko prieš Realo tą aukštą 3-4 pozicijas kažkiek, pastatė Jonesą, Vezenkovą, Petersą, Fournier ir Walkupą, dar prieš tai Josephas buvo kelias minutės. Tai šitas penketas realiai sustabdė Realą, nes Realas jis neturėjo per ką realiai užpulti, kadangi Jonesą pastatė ant Hezonijos. Hezonijos persvara baudos aikštelį dingo tą pačią akimirką. Hezonija ten pataikė tą sudėtingą tritaškį, paskui ten kitą metę negavo pražangos, kur, sakyčiau, gal ir buvo Vezenkovui. Bet iš esmės Realo puolimas sustojo prieš tą Spičolą. Tai čia irgi parodo, kiek Olympiakos turi ginklų. Tu išleidai Jonesą tokioj lemiamoje atkarpoje, kuris, nėra, kaip sakyti, tikrai nėra tavo svarbiausias žaidėjas, bet pakyla nuo suolo žmogus ir tikrai duoda labai svarbu. Ant 3 numerio. Jo, ant 3 numerio pastatai, žiūrėk, ir tu gali laimėti finalą. Ir jo, nes Donta Holas pirmoji daly žaidė, po to, kaip tu sakai, lemiamo metu, tai Riką Jonesą įmetė. Jo, tai Olympiakoso. Šiaip vienu metu aš kėliau ant tokį, galvojau, Georgijos, ką tu darai? Jie spaudžiasi, pas tave nemetikai, Makisikai, Blin, Vokupai, Tysonai, Wardai. Tai nėra metikai. Tysonas Wardas ten turėjo neblogą atkarpėlę, bet ne veltui po pertraukos, man atrodo, mes jo nebematėm. Arba matėm labai mažai, jis ten vieną įmetė, ten pakartojo vieną, bet akivaizdu, Realui labai lengva tada spaustis baudos aikštelį, tada tas Milutinovas, kad ir koks jisai būtų didelis, labai sunku išnaudoti, kai ten aplinkui 3 šokinėja pastoviai. Jo, ir čia buvo sumanimas Wardas statyti ant Hezonijos. Ten porą atakų apsigynė, nudinajo nuo perdavimo, bet paskui gavo taškus kelis kartus ir realiai tada, kam jis reikalinga, žinai. Bet čia irgi yra tie Bardzoko, kai kalbam apie trenerius, tai Bardzokas, vis tiek, aš nežinau, aš čia nelaikau kažkokiu labai gerų trenerių taktiškai, todėl kad tu susistatai tos penketus, tu jais remiesi, tvarkoji talento daug, viskas tvarkoji, tu išvažiuoji su tuo savo požiūriu, bet kartais trūksta tiesiog sureagavimo. Tai vienas iš tų pavyzdžių buvo pats galas, kai ten buvo +8 Olympiakos ir tada prasidėjo tos nesąmonės, neišsimetimai kamuolio, visa kita. Tu turi Jonesą penketę, kuris 2 kartus neatsitvėrė varžovo metant baudų metimus.
ar sunku yra pakelti Milutinovą, pastatyti toj pozicijai, ką tu ten praloši, tu jau laimėjai rungtynės. Tau belieka tik kamuolį atsikovot, metant baudą Realo žaidėjai. Ne, jis visai vis tiek laiko Jonesą, jis 2 kartus neatsitvėrė savo žmogaus ir gavosi tas tritaškis. Felizas būtų pataikęs tą tritaškį laisvas, Olimpiakos galėjo eiti pratesimą ir klausimas, kaip ten būtų viskas pasibaigę. Jo, ten toks chaosas buvo, wow, kokias seniai nesumatęs, kur atrodo Realas, dar iki to chaoso gal labai daug ten ant teisėjo buvo, ten kontaktų užfiksavo viską. Nu ten, žinai, buvo, sakykime, ta Kampaco pražanga, nu tikrai buvo, yra ką diskutuoti. Bet jeigu nebūtų praradęs kamuolį, nebūtų švilpę, jis tenai pasižiūrėjęs nustumė žmogų, nebuvo tas kontaktas. Bet man įdomiausia yra tai, kad žmonės, žinai, tą tokį pasigavę, teisėjai čia nulėmė, čia kaip buvo šeštadienį, vyksta Juventuso ryto rungtynės, visi komentaruose, teisėjai ten per rytą, baigęs rungtynės, viskas tylu ramu. Dabar vėl, kai Realas žaidė su Žalgiriu ir provokavo ten lindo, ne, oi, verksniai Realas, pastoviai, ispanai, čia tokie. Dabar ispanai aukos, taigi čia Gezonė. Pažiūrėk, jis paskutinės 5 minutės nebežaidė krepšinio, o ieškojo baudų, ginčiojasi, dar kažką. Po Kampaco baudos Karjola neantisėjo rėkė, Rozė Kampaco, why? Man atrodo, Realas pametė galvos, kur nereikėjo. Nežinau, man pasirodė, kad ten... Žinai, tu vis tiek nustatai tą toną, nu tikrai davė ten jie muštis, davė ten spaustą vokapą, dar pirmam kelnyje, ten tikrai Kampaco buvo įsikibęs į kulną, dabar tokiu momentu tu sušilpi baudą. Nu tai žinai, jis žaidėjas jau yra, kaip sakyt, jau įpratintas tavo nustatyto tono, kad tu nešvilpsi pražangos tokių kontaktų, dabar tu sušilpi. Nu žinai, ar tikrai reikėjo šilpti? Nesakau, kad nebuvo tos pražangos, tiesiog kalbu apie patį toną rungtynių. Kitas dalykas, ten ta Vazinkovo, ta gynyba prieš Jezonę, man atrodo, jis ten kliudė ranką, kai jis metė tritaškį, tai nežinau. Nu. Ten apeliavo, kad kojos ten, bet jis pats tas kojas į priekį metė, žinai, tai dėl to ten, anyway, po to vėl tų kambolių puolime nepaėmė, bet kaip po netaiklių baudų, tu 2 kartus nusėmė. Ne, tai ten sakau, ir čia būtų juokingiausia, jeigu būtų pralaimėjęs Olimpiakosas, ta prasme, tai Bardzokas būtų pralaimėjęs šitą finalą, tiesiog reikėjo išleisti Milutinovą, pastatyti, jis būtų pasiėmęs tą kamuolį. Jonesas 2 kartus neatsitvėrė žmogaus. Ir dar vienas epizodas patiko, aišku, Makisikas, kai siūlė savo, nežinau, paragauti kažką, ne Kampaco, nu ten taip apglėbęs ir ten jau taip intensyviai klyną kyšo žmogui veidą, ten labai įdomiai atrodė, ne, ten pradžiai taip su petuku šiek tiek numetė, Kampaco įprastai paflopina, jeigu tu jį paliesi, jisai parkristė, nebuvo tos kontaktas, kad gulėtų, tada jisai guliant žemė, žiūri, teisėjas nereaguoja, bet tada Makisiko reikėjo tiesiog atsitraukti, bet ne, jisai dar labiau priejo, kad tu neleidži žmogų atsistoti, ne, tu taip užėjęs ant viršaus. Nu čia tokia labai įdomi situacija, šiaip seniai nemačiau, kad žaidėjas būtent kitam taip neleistų atsistoti, ne, nukrytų, tu pasitraukęs tokias, o jis atsistoja ant viršaus, maždaug seniai, ne, tu neatsistosi šiandien. Nu čia toks jo finalo fiziškumas, iš tikrųjų, Olimpiakos skirtingai nei Valencija gal labiau suprato, apie ką tai yra, nors išskyrus gal pirmą kėlinį. Pradžioje irgi buvo nustebę ir reikėjo laiko pristaikyti, bet kai pristaikė, tada jau gavos toks finalo rungtynių fiziškumas, abi komandos tikrai stengiasi, ten jau kybo į kontaktą ir neapdainuotas herojus yra turbūt Andresas Felizas, kur ne tik, nu, vienas dalykas turbūt kažkiek nustebino savo žaidimu puolime, ten savo ypatingai tais kontra išpuoliais labai gerai žaidė atviroje aikšteliai. Tie tritaškiai irgi abiejose rungtynėse buvo svarbus, bet ir gynyba realiai buvo atkarpos, kai tikrai jis ten įspūdingai gynės prieš Fournier, neleido priimti kamulio ir tikrai, nu, tikrai vienas iš turbūt šito finalinio ketvirto atradimo. Andresas Felizas tapo iš žaidėjo, kuris toks atrodo tik roliai, vienu pagrindinių žmonių net ir puolime Realo komandoje. Aišku, Trejus Laisvas įspūdingas, kaip lėjo tritaškius pirmoji daly, antroji daly jie sutvarkė su juo, bet pirmoji daly ten atrodė nesupranta, bet jis įgauna ir metą, tai čia jo duona, ko tu tikėsi? Jo, antroji daly jie, čia sakykime, iš tų taktinių dalykų, ką padarė Bardzokas, tai pastatė ant jo ten 4 numerį ir tiesiog tada keičiasi ginamaisiais. Tada jau Laisvas provokuojamas žaisti nugarai krepšį, kur nesisekė jam taip gerai ten užpaustinti, nesusimetė tent tų kelių fadeaway metimų ir jau kažkiek jisai dingo tada iš to dominavimo. Jis nebedominavo taip, kaip pirmoji pusėje, nes pirmam kėliny tai tikrai Olimpiakos sudėtinga buvo pristaikyti ir prie to, kad Laisvas yra 5 pozicijoje, tarsi kaip čia sugaudyti, žinai, su Milutinovu. Ir sunku prieš tą 5 out žaisti. Taip, prieš tą 5 out yra sudėtinga. Tai kažkiek iš tų situacijų ten jie pasimetė, kelis kartus nesusikalbėjo, Laisvas išsimetė kelis tritaškius ir pataikė. Jo, ir dar labai gerai krito, nu, kai Abaldė tau šerė, žinai, jis nėra geras metikas, jis statinių gali pataikyti, gerai pataikė, po to antroji daly jau Deko tie tritaškiai tokios bulvės buvo, kur
Aš sakyčiau, galima buvo paieškoti geresnių variantų ten kai kur, bet aš suprantu, kad tu žaidėjai, tau nėra ką prarasti, tu neturi opcijų po krepšiais, tai tau reikia tik tritaškiais. Bet Dekas, nėra geriausia opcija, tu žiūrėk kaip nori. Jo, iš 5 pozicijos pabandė irgi ten užatakuoti tą patį Milutinovą, ten kelis kartus pick and popais. Jo, aš suprantu, žinai, Realas tiesiog ten, sakykime, jeigu tu neturi tokios persvaros per Hezoniją žaidimui, tai tarsi ir neturi labai daugiau variantų. Pusfinalyje neprireikė sprendėjo, bet sakyčiau, finale, ypač paskutinėje atkarpoje, kai Olimpiakosas jau visiškai viską keitėsi ginamaisiais, ten trūko žmogaus, kuris pasimtų 1-1, galėtų kažką apsižaisti, pritraukti pagalbą. Jezonė ten, sakau, išmetė kelias tas nesąmonės, vieną pataikė tą tritaškį, ten kitas, tada žinai, tas net du tada, man atrodo, nelėtė lanko, bet realiai trūko tokio žmogaus, kuris tiesiog pasimtų, pritrauktų pagalbą, žinai, apsižaistų 1-1 tą svičolą. Tai va čia pasijuto ir Realo komplektacijos, tas trūkumas, apie kurį visą sezoną kalbėjom. Jo, bet tarkim, finalo ketvirtas apie Mario Hezonę tik pakelė jo vertę, ne? Mes matėme jo nestabilumą viso sezono metu, bet finalo ketvirtas jis buvo labai geras. Taip, ypač pusfinalyje visiškai dominuojantį jėgą, realiai Realas per jį ir tas rungtynės puolime ten ir didžiąją dalimi ir laužė. Tikrai parodė, kad aukščiausias lygis, sakau, 3 numeris, kuris... Tikrai tau varžovai visada kelia problemų, kaip gintis, ta prasme, ką prieš jį statyti, kokį žmogų statyti. Jeigu tu statai mažesnį, tada tau reikia dvigubinti, tada jau atsidaro kiti dalykai. Hezonė irgi gana gerai nusimeta kamuolį, tai nėra, gal anksčiau savo karjeros laiku jisai toks būdavo savanaudiškas labai, bet, sakyčiau, pastaraisiais metais jis tapo labai tokių solidžių, protingų žaidėjų puolime. Jo, tai Madrido Realas vicečempionai, bet geras pasiekimas, turint omeny visas aplinkybės. Tavareso nebuvo, Leno, Garubos nebuvo, Skariolo savo vertę irgi įrodė, tai Realo sprendimas pasamdyti Skariolo nuo visų Čiūsų Mateo apsimetėlių trenerių, nueiti prie strategų, kuris yra kažką įrodęs ir parodęs, labai gerai, keitėsi veidas ir Realas turi gerą pagrindą, reiktų papildyti tas vietas, apie kurias mes kalbėjom viso sezono metu. Klausimas, ar Dubajus išpirks Hezonę, manau, kad jau pamirštas tas reikalas, turint omeny, kad ateina blosongėjimai, Dialos, turbūt jau nebeišpirkinės tokios Hezonės, kur tu ten įdėsi. Tai Realui reiktų spragas apsikamšyti, Teo Maledonas, manau, antram sezone bus geresnis. Vietoj kokio nors Kreimerio nusipirkti taškų rinkėją gynėją, kaip ten Edvardso nori ir važiuojam. Turbūt ir aišku, žinai, įdomu, kaip su Lailsu bus, ar jie išlaikys jį, daugiau žiūrint. Kažkokio vidurio puolėjo turbūt tokio reikėtų užtikrintesnio. Jo, kad Garubos nebebus. Jo, kad Garubos nebebus. Žinai, aš sakyčiau, net ne Jurceveno jiem reikėtų, jiem gal kitokio reikėtų, panašaus į Tyreeką Jonesą kažkokio, ne, tokio atletiško, kuris galėtų pasikeis, galėtų ten kitokias gynybas su jie žaisti. Tai tokio turbūt žmogaus, tai vat pasižiūrėsim, kaip jie susikomplektuos. Jo, tai apie Olimpiakos aš nekant, tai turbūt Makisikas paskutinį kartą atsižymės tokio dalyko Eurolygoje, matyti jo karjerą. Jis jau pernai norėjo baigti karjerą, manau, kad dabar tikrai baigs karjerą, arba jeigu ne, tai Eurolygoje jo nebematysim, nebent Virtus senelio prieglaudą nuspręs priglausti, bet mažai šansų. Ir tada gynėjų valymas, Monte Morisui ačiū, Corey Josephui ačiū, jeigu atvažiuoja Montero, atvažiuoja Cody Milleris McIntyre'as, tai Vokupas tampa tokių trečiųjų žaidėjų? Jo, šiaip klausimas, žinai, ar jis reikalingas, gal čia kažkaip sudėliotų tą rotaciją. Vokupas, aišku, tą savo gynybą, to intensyvumu, to pastovumu jis yra geras žaidėjas, bet atrodo, kad gan panašus yra Milleris McIntyre'as. Tai gal abu tokie, o tada SG Montero su Dorsey? Aš manau, kad jo, Montero tada būtų labiau tas skoreris žaistų kartu arba su Vokupu. Žinai, čia būtent 2-5 darant labai logiška, jo, tu, tarkim, startuoji McIntyre'as su Dorsey ir nuo suolo eina Vokupas su Montero. Tokios gynėjų poros. Nes čia Barzoko stilius, jisai padarys tiesiog 2-5, kurie yra panašaus pajėgumo. Jo, o tik tai reikės 4 numerį, čia turbūt sunkiausia bus. Čia bus sunkiausia, jo, Petersą pakeisti jau bus reikalų. O Ąžuolų Tubelių keistum? Nes matome, Olimpiakosas vienas tų klubų, kuris norėtų mesti išperka už Ąžuolų Tubelį. Jo, ko gero, kad vienas geriausių variantų, aš nežinau net kas geriau rinkti. Nes ir jisai kitoks negu Vezenkovas. Aišku, čia skirtingai gal negu vertinant kitų komandų komplektacijas, Olimpiakoso žaidėjai per abu 5 gan panašus būna. Nes tu iš esmės tos pačius derinius žaidži, tik tais kitas žaidėjas išpildo. Tai aišku, Tubelis nėra panašus žaidėjas į Vezenkovą. Bet ir Petersas nėra Vezenkovas. Panašesnis vis tiek metikas, žinai. Bet Saša toks be kamulio, tokio nėra, ne? Tokio visiškai jau vienodo ne, bet kad labiau metantis, labiau toks puolimo žaidėjas iš toliau nuo krepšio.
Tubelis kažkiek kitoks, aišku, turbūt bandytų prisiderinti, bet šiaip kaip atsarginis, ta prasme, nu, tikrai, manau, geras variantas Olimpiakosui būtų. Plus tu gali jau gintis ir su mintim, kad jisai tau žiūrė gal priauks ir pagrindinio, kai Vezenkovas gal nuspręs kažkur, nežinau, išeit ar tu neišlaikysi jo, ar kaip ten. Arba baigt karjerą. Arba tiesiog baigs karjerą, jo. Na, tai va, įdomu, šiaip čia yra ta vieta, kur Žalgiris turėtų pabijoti. Žalgiris gali neišleisti, bet jeigu tau ateina, tarkim, milijonas, ne? Nu, tu gerai pagalvosi, ar tikrai, ar ne, kur čia investuoti, ką čia paimti, nes Eurolygoje, aš nežinau, ką Olimpiakosas paims, būtų įdomu pamatyti kandidatų sąrašą, gal išlys kažkokią pavardelę, gal turi už Atlanto kažkokiu variantu, gal kokį Trejų Lailsą norėtų paimti. Ne, nu aišku, žinai, tas procesas vis tiek bus toks, kad nu, daug priklausys nuo paties Tubelio. Jeigu Tubelis labai norėtų išeiti, tai nu, kaip sakyti, neišlaikysi tu jo, negalėsi, žinai, tu ten gali, aišku, tada išsireikalauti didesnės išpirkos ir visą kitą, bet čia nuo Tubelio daug priklauso. Spėčiau kažkaip vis tiek, kad gal Tubelis liks tam Žalgiriui, nežinau. Nors, vėl nežino, žinai, jeigu tau ateina Olimpiakosas, siūlo ten 3 metus garantuotus ir ten labai gerus pinigus, tai gali ir negauti kitą vasarą, žinai, ne faktas, kad kokios traumos negausi. Aš Olimpiakosui siūlau Nikolą Mirotičių. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Atsarginis PF tokiai roliai, metikas. Blemba, jisai kaip atsarginio roliai, jeigu jis nekamuojamas traumų, man Mirotičius dar būtų visai įdomus variantas. Jeigu, žinai. Toks su tokiu žvaigždutė, žinai. Nu, tiesiog. Tas jeigu netinka, aš manau, nes pasižiūrėjus jų to žaidėjus, šiaip jie, manau, didelį dėmesį skiria tam injury tam, kiek žaidėjas yra traumingas. Išskyrus Ane Evansą, kur ten gali sau leis pašaudyti su tokiais žaidėjais, bet iš esmės, kiti žaidėjai tai tokie, nėra traumingi pas juos. Jie taip, manau, pasižiūri, tai nežinau, ar Mirotičius. Gal, žinai, bet dabar tas Mirotičius toks atrodo labai pasėdęs, nežinau, net ir tam Monake ten eidavo nuo suolo, taip per jį tada labai taškų daug sueina, to gynybai labai prastai atrodo, tai nežinau. Josefas su Morisu, manai, pamatysim dar Eurolygo? Aš Corey Josefą užmeščiau akį šiaip Eurolygos komandom. Ir taip, aš nežinau, gal šventvagiškas būčiau, bet aš Žalgirio vietoje, jeigu reikėtų ball handlerio tokio, tokį žaidėjo dar vieno, man Corey Josefas visai patiko, jisai nėra kažkoks atletiškas dabar, greitas, bet jis turi gerą patirtį, jisai gali žaisti Eurolygo, man Corey Josefas visai patiko. Ne, tai nežinau, Žalgiriui tai jis man per daug panašus į Gosą, tai nežinau. Bet aš čia tokia kaip 5 gynėja, ne vietoj Francisko, gink dieve. 5 gynėjų nevarys Josefas, tikrai ne, čia ta prasme, nemanau, kad Žalgiriui čia variantas, aš tai nemanau, iš vis aš galvoju, kad Josefas, aš abejoju, kad jis išliks Eurolygui kažkaip 30, kiek čia 4, dabar 35. Jo, bus 35 metai, žinai, ar kažkas bandytų ten, žinai, pasimt tokį kaip atsarginį, gal, bet matai, jis neturi tokios, žinai, ilgos patirties Eurolygoje, kuris ten, žinai, galėtum žinot, kad jis tau ten tvarkys rūbinę, visą kitą, kad jis ten bus toks jau labai autoritetas. Čia toks, man atrodo, biški Olimpiakos avarinis pasirašymas buvo ir tas avarinis pasiteisino, realiai jis iš tam finalo ketvirtį jau taip tokias neblogas minutės davė, atkarpom tikrai nebuvo, sakykime, tragedija, žaidimas nėjo labai su juo į apačią. Man Josefas, nežinau, aš būdamas Eurolygos komandą, matydamas, kiek visokių apsimetėlių yra Eurolygoje, man Corey Josefas kaip pagalbinis gynėjas nuo suolo, man būtų visai įdomus. Vėl nematė Pikis, kad jam 35 metai, jisai visada buvo toks apkūnesnis, tai čia nėra kažkokia didelė problema, bet to dabar atrodo, kad šiek tiek numetęs to svorio, kaip ir Sofoklis Korcenytis beje, irgi matėme ekranus, tikrai vyrukas numetęs, jam su širdim buvo blogai, tai jam jau reikėjo tvarkyti šitą dalyką. Tai nežinau, man Corey Josefas toks, kur aš galvoju, kad koks Virtusas gali priklausti, vėl nežino, žinai, bet pažiūrėsim, čia tokie nereikšmingi dalykai. Ir viskas turbūt apie šitas rungtynės, įspaudėm Vašką, įspaudėm viską, Olimpiakosas okei, Graikijos lyga laukia, ten su Pau finalas bus, įdomu ar nebus kaip Rytui atsitiko, ar kaip čia bus, pažiūrėsim, ar sugebės Barcokas vėl laimėti Telekom Center arenui, bet jis ten tik Eurolygoje nepralaimė, Graikijos lygoje yra pralaimėta, bet Eurolygoje ne. Realų Ispanijos lyga lieka, Feneriui Turkijos, Valencija ta pati Ispanijos lyga. Jo, tai dabar prieš einant prie naujienėlių įdomesnių mes turim paskutinį kartą mūsų draugą, Rob Powders.
Ropowders šiaip ne vieną kartą reklamavom, ne vieną kartą kalbėjom, ne vieną kartą gyrėm, galiausiai ir užsakymų padarėm ir jūs, manau, kad užsisakė, tai su mūsų nuolaidos kodu Double Dunk gaunate 25% nuolaidą produkcijai, kuri nėra su akcijom. Šiaip nuėjus Ropowders LT matom labai daug akcijų, daug gerų kainų, daug geros produkcijos, pats užsisakinėjau, atėjo greitai, gražiai supakuota, tvarkingai, gera kaina buvo ir nuolaidos kodą panaudojau. Tai apie Ropowders, tai lietuviškas produktas, kaip ir sako pavadinimas, tai yra grynas baltymas, ne gryni papildai, be jokių cheminių priedų, lietuviai sugalvojo, išvystė, padarė gamybos liniją, gražiai supakavo. Ir svarbiausia man, ką aš jau susakęs, kad gerą svetainę padarė, funkcionalią, gražią, neišlenda kažkokio pop-upų, nestringa, labai paprasta susimokėti, susikrauti krepšelį. Nežinau, ką irgi dar pridėsiu. Jo, šiaip beje, mes irgi užsisakėm sužadėnę, tai labai patiko tas proteinas, skanus labai, trobraškinis labai kažkaip fainai. Nežinau, pats atvežimas, pati patirtis labai faina, tai tikrai rekomenduoju. Tai va, tai net nežinau, sako, čia daugiau nei 120 produktų skirti imunitetui, grožio energijai, geram miego, aš jau apie miegą kalbėjau ne kartą, melatonino, tai dar čia kas yra 25% Double Dunkų. Tai pirkit, naudokit ir nepamirškit Ropowders ne tik kada mes pareklamuojam, bet ir šiaip turėkit įprotį, kad jeigu reikia, iš Ropowders perku ir man ramu, žinai, kaip sakant, žinai, kad gerą produkciją gausi. O šiaip aš nenaudoju proteino, bet žinau, kas naudoja, sako, kad tas skonis labai svarbu, labai patestuoja, nes sako, man iš vis visi proteininiai dalykai, batonėliai, man jie toks popierius, aš nemėgstu, aš labiau... Ne, tai čia, žinai, jeigu tu sportuoji, tai pasipildyt kažkiek kalorijų, tas yra gerai, žinai, nes kartais su maistu tiesiog nesusirinksi tiek. Tai va, aš ir sakau, kad kartais būna ir su tais baltyminiais batonėliais, pavyzdžiui, ne? Būna vieni skanus, kur tu valgai, nesijaučiu, o kiti būna tokie kaip popierius, atrodo, kad popierių valgo, tai tada galvoju, palauk. Tai jeigu aš noriu šokoladą, tai suvalgys šokoladą, tai ką man čia dabar? Ne, šiaip Ropowderis tikrai skanus, tikrai rekomenduoju. Tai va, tai čia ne popierių, žinokit, čia geras daiktas. Ok, einame toliau, naujienėlių yra. Ar netikėta, kad ir vienas Zvezda parodė durį Sašai? Absoliučiai nėra netikėta. Taip ir galvojau, kad realiai tas laukia. Zvezdas būčiau nesupratęs, jeigu būtų jį pasilikę, nes tai buvo viena blogiausiai treniruojamų komandų Eurolygos šį sezoną. Bet mane nustebino tik tai, kad jinai buvo viena blogiausiai treniruojamų. Tik tai dėl to, ne dėl pačio fakto, dėl to, kad kaip prastai Saša dirbo. Jo, sutinku, kažkaip atrodė Monake geriau reikalai sukosi, bet nežinau. Gal aš per mažai dėmesio atkreipdavau, kaip jisai dirbdavo Monake, dabar šį sezoną vis tiek Eurolygą labai jau taip intensyviai sekiau, žiūrėjau daug tų rungtynių ir tikrai mačiau, kaip jisai dirba rungtynių metu ir kaip ta komanda žaidžia. Tai, sakau, toks visiškai primityvus vienas prieš vieną krepšinis, labai paremtas sėkme, kaip žaidėjam pasiseks ten užpulti, mes, tai kiek padarys Cody Milleris McIntyre'as, kiek vorą įmes, tiek jie ir laikėsi, žinai, nes šiaip tai ten daug kažkokio taktinio gylio nebuvo. Ir tu pralaimi pusfinalį Partizanui Adrijos lygoj, 0-2, dar blogiau, pralaimi prieš Peneroją, kuris sutiktas buvo skeptiškai, bet galima sakyti bus išlydėtas su fanfarom, nes jisai tą komandą atgaivino, prikėlė, padėjo ir Eurolygų turėjo gerą atkarpą, dabar Adrijos lygoje keliauja į finalą prieš Dubajų. Tai čia tik dar vienas pavyzdys, kad irgi kiekvienas treneris turi savo komandą ir savo situaciją. Tai Peneroja galbūt netinka treniruoti kažkokią komandą, kuri turi labai daug ten veteranų, aukšto IQ žaidėjų arba aukšto talento žaidėjų, kuriuos reikia protingai sudėlioti kažkokias rolės, bet tinka tokia komandai, kurie reikėjo tokio, nežinau, pozityvo, lengvumo, atėjo, jisai įnešė tos energijos, atlaisvino kažkiek tos žaidėjus ir Partizanas, aišku, to talento turėjo ir taip, tai tiesiog galbūt reikėjo tiem žaidėjams suteikti daugiau laisvės ir čia man primena kažkiek to paties Eglinsko pavyzdį Utenoje. Labai geras, ja, man irgi būtent tą patį priminė. Įdomu, kas Zvezda dabar taikysis, kol kas nėra aišku. Vėl, Spanulis visur vaikšto. Jau buvo su Olimpiakosu, jis turbūt vakar žiūrėjo su Janiu, sako, Jani, matai šitą komandą? Aš treniruosiu, jeigu jie pralašė, aš treniruosiu, bet ne, šitas neįvyko. Jau Spanulis, matydamas, kas vyksta su Olimpiakosu paskutiniam sekundėm, ta prasme, įdomu, trynėjau rankom, turbūt trynėjau galvoja. Janis, see, this team, I'm coach, next season. Yeah.
Dar neneks, dar teks palaukti. Bet Spanulis visur minimas, kur yra kažkokia vietelė, Anadolus, Spanulis visur. Tai pažiūrėsim galiausiai, ar visi. Atrodo, kad jis kažkoks, nežinau, auksų pateptas, šokoladų pateptas. Kodėl visi tą Spanulį nori imti? Nežinau, čia žinai, yra jo tas, kaip sakyt, tas statusas, vis tiek žinom, kas buvo, kaip krepšininkas, kaip treneris irgi, neblogas treneris, vis tiek galim pasakyti, žinai, kiek kur dirbęs, vis tiek tos komandos daugiau mažiau gerai žaidžia. Tas pats Monakas gerai su juo žaidė, gerą krepšinį žaidė, tiesiog prasidėjus tom visom finansiniam problemom, ir ten keliom traumom, ta kreivė labai krito, bet šiaip Spanulis yra geras treneris ir dabar jis turi galimybę rinktis, iš esmės tikrai jo visi nori. Ir nepamirškim, kad jo komanda, jisai perėmė ją ne savo komplektuotą, nuo Eurolygos finalų nukeliavo. Kaip bebūtų, tai akivaizdu. Apie trenerių korpusą Baskonė sako, kalbėti. See this team? Next season, no. Go away. Ir skambina tam pačiam Perasovičiu, kur kai skambini per sujungimą, sako rusiškai. Skambini, galvoju, kad skambini Duško, bet skambini vis dėlto Perasovičiu. Perasovičiu. 3 kartus jau dirbo klube. Sako, palauk, Duško išnaudoja limitą, bandom Velimirui. Velimiras užsibuvęs Rusijoje, jau 5 metai dirba Kazanėje. Ir vėl, aš nesuprantu, Baskonė kitų trenerių nežino, kodėl jie suka tą patį ratą, vėl grįžta prie tų pačių. Gal kažkokios pažintys, žinai. Gal kažkokias, grinai, gal, žinai, tie sprendimų priėmėjai duoda šansą sprendimų priėmėjui, o paskui savininkai ar kažkas sako, kad, žiūrėkit, mes tai turim savo tos trenerius, su kuriais gerai sutarėm ir kviečiam juos. Man čia komedija, jeigu Velimiras Perasovičius grįžta, tiesiog, tas Galbijatis, Eurolygoje labai blogai, laimėjo Ispanijos karalius taurę, tai tarsi tu negalėjai atleisti, nors aš girdėjau, kad sezono metu jį norėjau pašalvoninti, sakyti ačiū Galbijačiui, bet tai ko tu tikėjai samdydamas tokį trenerį, Man žiauriai keisti tie tokie ėjimai, kur tu bandai out of the box, bet tu pamatai, kad, tai tam pačiam trente, ar tu matai, kad ten Galbijatis tame trente, ten kažką jau super darė, jisai super strategas ten. Man žiauriai keisti. Man irgi, žinai, be Baskonėje atrodo tokių daug gerų pabandymų su žaidėjais iš žemesnio lygio, su kažkokiais jaunais žaidėjais, daug tikrai jie tų žaidėjų, vadinkim taip, išaugina į tas Eurolygos elitinės komandas, bet su treneriais atrodo tos kantrybės nėra, tokio daug mėtymosi, tas pats Galbijatis, nemanau, kad jis dirbo labai blogai, ta komanda, jos sudėtis buvo kokia buvo, ten nelabai galėjai daugiau išspausti, buvo ten gerų atkarpų, Ispanijoje kaip ir viskas ok, žinai, esi ketvirtą, tai sakyčiau, Baskonėje yra solidu ir, žinai, pažiūrėsim, kaip tą sezoną pabaigs, bet dabar tu ten vežiesi Perasovičių, ką jis tau labai geriau duos. Nežinau. Kol kas sakykim, kad kalbasi, dar nesiveža. Šiaip girdėjau įdomų dalyką, kad Galbijatis yra žmogus nuotaika. Vieną dieną jis tave siunčia ištreniruotis lauk, kitą dieną kviečia šašlyko pas save į kiemą. Žodžiu, žmogus turi, nenoriu diagnozuoti ligų, bet, kaip sakė, liudininkas turi sutrikimą tam tikrą, kurį, kas žino, tai jau turbūt suprantat, koks tai sutrikimas. Tai nežinau. Taip man sakė, tai lygų nenustatinė. Mes daug nežinom vidinės informacijos, gal tikrai tai yra kažkokių problemų nesusijusių su krepšiniu. Tai va, ir šiaip atsiminkim, kad Baskonė tos trenerius mėtų kairį 10, Pablo Laso atėjo, vieną sezoną pabuvo, to komanda tragiška, sakai, ne, viskas, žinok, Pablo, eik lauk iš čia. Nežinau. Barcelona yra dar viena tragiška komanda, su tragiška vadyba ir Juanui Karlosui Navaro pamojuojam. Ir vėl ne tik Lietuvoje, bet ir kai kur. Jeigu buvai geras krepšininkas, nebūtinai tu būsi geras vadybininkas. Čia galima kreiptis, pažiūrėti Lietuvoje. Artūras Jomantas, pavyzdžiui. Koks čia vadybininkas, koks krepšininkas buvo, koks vadybininkas. Galima daug pasižiūrėti. Matinai, Mažeikos ir panašiai. Nebūtinai geras žaidėjas yra lygo geras vadybininkas. Jo, faktas, tai žinai, krepšininko įgūdžiai visiškai kiti reikalingi negu vadybininkų. Čia, žinai, čia ne visiems pavyksta persiorientuoti ir greitai mokytis. O šiaip kalbant apie Navarą ir tą visą Barcelonos vidų, aš buvau dar seniai girdėjęs, kad ten yra 2 stovyklos iš esmės. Ir aš nežinau, kokia dabar yra ten situacija, bet kad ten didelis bardakas vadyboje, viduje, tai tas jau seniai yra visiems žinoma ir dabar tas Navaro paleidimas nebūtinai reiškia, kad bus geriau. Gali būti, kad tas paleidimas vyksta kažkieno, kas, sakykime, bando perimti kontrolę ir ten neaišku, ar nuo to kažkaip komandai tikrai pagerės. Tai čia irgi ne faktas, nes ten tokio viduje susiskaldimo visada buvo daug. Tai ten apie Laportą turbūt viena stovykla yra, ten kita stovykla, tai
Šiaip ir teisingai, jeigu tu matai, kad Čiavis tepas lydės ir rašo Mundo Deportivo, kad ten buvo daug neištesėtų pažadų, nei centro nupirko, vietoj Lapro žaidėjo nenupirko, tada tu jau kitam sezonui tarsi komplektuoji, ten jau ispanai skaičiuoja, kad Nibau, Mausesas, Maikas Džeimsas, Oliveris Nkamua, na ne va, 4 žaidėjai jau yra, dar 5 pala kažką pamiršau pridėti, dar kažką, Timotė Lovovuka Baroneva. O ne va, šitie 5 žaidėjai yra Barsos kitam sezonui. Ir tada tu vėl trenerių nebeturi. Bet tada Spanulis gali tapti. Ir ispanai sako, kad Spanulis galėtų būti raktu į Silvano Francisko, kuris nekartą reiškia susižavėjimą, būtent Spanuliu. Bet gal jau bus vėlų, nežinau, jeigu Maikas Džeimsas ir Francisko, tai ne, tada netelpa ten niekaip. Aš irgi nesuprasčiau, kam jie du reikalingi, bet, žinai, komandos daro daug keistų sprendimų, jeigu turi pinigų, žinai, gali nuspręsti taškytis. Nu ir man savaitės bomba, pranokstanti Rytą, Eurolygą, kad Villerbanos Vėlis, kur prie kiosko prašė centų, staiga tampa turčiais. Tai staiga aukso puodą laimėjo kažkaip. Ką? Čia tik taip filmai kuriami, kaip laimi kažkas aukso puodas, staiga namą nusiperka mašiną. Tiesiog Asvelis einant Villerbanę prašydavo centų, kad galėtų nusipirkti šaliką hudį, o dabar, sako, žiūrėk, Bruksas, 4 milijonai ant stalo. Kam Bruksas tu Villerban? Kosmosas argi. Tai dabar Francisko, wow, tu Asvelis, čia Donato Urbano irgi žiniomis, Asvelis yra, kaip čia, realiausias pretendentas konkurencinėje kovoje dėl Francisko. Tai čia tas dalykas, šito sakinio aš negalėčiau susapnuoti. Tai yra, tai sakau, dėl to mane labiausiai ištaško, absoliučiai. Rytas pralaimėjo tebūnė, bet kaip Asvelis, ką jie, ir ten tas Pieras Gasly su savo investicinė grupė šveicaro, kiek tų pinigų atsineša? Nu, aš turėjau idėją, atsimeni, mes dar sezono vidury kalbėjom, kad tikrai algos žaidėjų auks ir tada kažkaip aš dėliau tiesiog, kad daugiau komandų norės daugiau įdėti. Aš galvojau, kad HPL'is norės daugiau įdėti, kad tas pats Dubajus daugiau įdės. Bet kad dar ateis Asvelis su belė kiek pinigų ir staiga taps elito komanda pagal biudžetą, tai, nu, tai šito nieks negalėjo prognozuoti. Ir, nu, jo, šita rinka bus sudėtinga. Žalgiriui dar sudėtingesnė negu galbūt galima buvo prognozuoti. Ir čia nieko gero, aišku, tam pačiam Žalgiriui, kuriam bus tik sunkiau išlaikyti žaidėjus ir naujus įsigyti. Bet čia Tony Parkeris. Kaip jausis Perikui Pupė? Tu treniravai tokią komandą nuskurdusią, Tony Parkeris perima vairą, gauna 1,2 milijono algos pasiema ir dar galės sudėti burti. Čia tas atlyginimas, tai man iš vis toks yra, kur tu savo įmonę susikūrei, kelis metus ją užauginai ir dabar savo užsimokė kažkokį kosminį atlyginimą iš dividendus, kažkokį kosminį atlyginimą, kuris tave varo į minusą realiai. Bet pasirodo, kad ne. Žmogus, ne, pasirodo, kad ne, bet šiaip juokingai, žinai, žmogus ateina, pirmą kartą bus vyr treneriu, bet ant kiek, žinai, savim yra savo meilė ir savim toks kažkoks, nežinau, susižavėjimas, kad tu dabar ateisi, debiutuosi vyr treneriu ir savo sumoki tokio atlyginimą, kur net joks kitas treneris negauna Europai. Bet aš nežinau, vis dar neturiu žodžių, tiesiog Asvelis, sako Armoni Bruksui, 4,2 milijono, tai virš 2 milijonų per sezoną ir čia nebus pagrindinis žaidėjas. Tai yra Armoni Bruksas. Tai ką jie ten toliau, jiems ten, Nilikina yra vienas varianto, ne, tai čia nieko tokio. Man įdomu, kiek jam sumokės, kiek Nilikinos agentas išsitreš iš Asvelio. Tai dabar, kai tu sužinai, kad kaimynas turi pinigų arba giminaitis laimėjo loterijoje, tai sakau, o sveikas, dėdė, atsimeni mane? Juolab, kad, žinai, jie nori gerų prancūzų. Tai tų prancūzų tokių, nėra tiek jau daug, aišku, nemažai Eurolygoje, bet tokių laisvų, žinai, nesimėto. Tai jeigu jie ten nori Nilikinos, tai labai įdomu, kaip pavyks sužaisti agentui. Bet aš vis tiek netikiu, kad Francisko eitų Asvelį. Nu, tu žudyk mane, bet aš manau, kad... Pavyzdžiui, aš esu Francisko, man siūlo fucking Asvelis, kurį treniruos Tony Parkeris. Žaidėjas geras, bet tu nežinai, kas tai per treneris. Tada tau siūlo Žalgiris, Barcelona, tebūnė Dubajus. Manau, kad Olimpiakos jis turbūt nebesiūlo, jau turi. Man Asvelis paskutiniai vieto, aš netikiu tą, kol aš nepamačiau pinigų ant stalo, aš netikiu tą organizaciją. Nepervertink žmonių gebėjimo žiūrėti toli į priekį. Čia yra toks, žinai, paprastas dalykas. Pinigai. Kiek bus didesnis Asvelio pasiūlymas, žinai. Jeigu tai bus didesnis, nežinau, 500 000, nu tai gal ir nedarys tokio didelio skirtumo, ne, bet jeigu didesnis... Blemba, aš netikiu, kad gali 5 lemus duoti Francisko, 4. Tai 4 tikrai gali, tai kaip minimum. Ta prasme, už sezoną gali. 4 už sezoną gali, tikrai gali. 5 gal ne, bet 4 gali.
O gal ir 5 gali. Kas ten žino? Ta prasme, čia mes jau kalbam, žinai, mes kalbam apie Micičiaus kontraktus. Ta prasme, mes kalbam apie situaciją, kai tiesiog duodi sumą, nes tu nori to žaidėjo. Tai čia jau kalba, kaip sužais vėl agentai, žinai, tų žaidėjų, kaip jie išsimušt tos pinigus. Nes jeigu ten ateina dideli labai pinigai, nu tai aišku, kad tu gali, kaip sakyti, išsireikalauti, ko tu nori. Ir aš manau, kad Francisco tą puikiai supranta ir jis čia dabar bandys vilkinti tam gumą visaip. Gal netgi tas NBA klausimas čia yra šiaip supamėtėtas. Tai vat pasižiūrėsim, žinai, kuom visą tai baigsis, bet čia Žalgiriui tose lenktynėse dalyvauti bus sudėtinga. Tai absoliučiai, čia net nereikia, dabar, žinai, net nereikia didinti komandų skaičiaus. Realiai tu vieną komandą jau pridėjai, kuri nedalyvavo jokiam turgui, kuri pirko antrarūšio žaidėjus, taiga tampa komanda. Man gaila, kad nėra kol kas kiek tas skaičius, nesako, vienas didžiausių biudžetų, nu tai vienas didžiausių būtų tarp 30-40. Bet žinot, prancūzų mokestinė sistema, nu tai realiai žaidėjim apie 20 lieka. Gal tu Monako pinigus maždaug galėtum rinkti, ne? Kažkas tokio. Nu, čia jau. Nu, jeigu vienas didžiausias, tai tikrai daugiau negu Monako. Nu tai taip, bet žinai, nu tai, bet... Ne, nu mes nežinom, kiek tiesiog įdės, ten gali įdėti 80 milijonų į biudžetą, ne, ir tada liks 40 žaidėjų. Nu tai, čia, žinai, turtingi dėdės. Jo, bet tas, žinai, tas fondas investitorių kartu su Gasly metinis atlyginimas Formulė 1 yra 12 milijonų. Nu, ne tie pinigai, kur jisai galėtų klubui labai daug duoti. Jisai vienas iš tų investuotojų, okei, bet, nu, aš suprasčiau, tai būtų Formulės 1 lenktyninkas kaip tenai, nežinau, Maksas, Liujisas, kurie uždirba gerokai daugiau. Gasly yra, nu, vidutinis vairuotojas su 12 milijonų atlyginimu. Tai čia gal žinai skaičiuoja, kad reikia būti kažkur aukštai, kad paskui gal jie ten žino kažkokios informacijos apie tą NBA Europe, gal jie tikisi, kad kažkaip tai jie tada pateks į kažkokį ten išrinktųjų klubą. Nu, vėl nežino, manau, kad mes tiesiog daug ko nežinom, bet žinai, kad ateina kažkoks investuotojas ir įdeda kosminius pinigus į Eurolygos komandą, tai nėra naujiena, tas pats Hapoelis savininkas ateina dabar. Bet matai, ten vienas žmogus turintis daug pinigų, kaip Dimitris daug pinigų turi, kaip broliai Angelopolai Olimpiakose. Tai yra vien asmuo, ne? Tai čia gali būti susiję, kad yra tikėjimas, jeigu ten yra investicinė grupė, tai gal yra tikėjimas, kad mums dabar svarbiausia klubo vertę pakelti. Nu, tai čia kaip įstatinis kapitalas ir plus tu tikėsi, kad ta komanda labai gerai performins, tada atsiras tas kažkoks tai NBA Euro projektas ir tada tu staiga galbūt pradėsi ieškoti pirkėjo, o tada jau vertė bus visai kita, negu tu ateisi iš dabartinės pozicijos. Bet čia jau toks žemelio vaibas. Kur tu galvoji, kad uždirbsi? Gal tik labiau apskaičiuota, nežinau. Ne, tai žemelio blogiau negali būti apskaičiuota. Nu, seni, visi lohai, kaip mes prie stalo sėdėjom ir žvengėm iš to pasiūlymo, kad žiūrėkit, iš krepšinių uždirbsim, čia galėsit akcijų pirkti. Aš jau laukiau, norėjau pirkti akcijų, bet taip ir neatsirado man to akcijų. Tai čia gerokai logiškiau, va, ką tu sudėlioji, gerokai logiškiau ir viskas teisingai. Jeigu ten NBA Europe nori, kiekvienai franšizai ten yra pinigai, viskas, tai da logiška, taip. Ir juolab, kad Villerbanas jiems įdomus buvo rinka, ne, ta Prancūzijos. Jo, reikia jiems prancūzų komandas, žinai, kokia kita. Nėra daugiau variantų Prancūzijoje, tokių, kad, žinai, kad tau būtų kažkokia infrastruktūra gera, juolab nepamirškime, Svelis šiaip gerą infrastruktūrą turi. Ten, kai Nesrobalio arenų žaidžia naujoje. Tai ir, žinai, Prancūzijoje turbūt yra viena tų vietų, kur labai lengva, nu kaip lengva, didelis aruodas, kaip tu gali tų vietinių surinkti. Dabar įsivaizduok, Žalgiris tampa 40 milijonų komanda. Nu tu lietuviukų krapštik nekrapštės sunkiai tu surinksi. Nu Domanto Sabonį neištrauksi iš NBA, ne? Taip. Iš kur tu gausi? O prancūzų atsiminkim, kad yra pilna NBA, kiek yra žaidėjų, kurie gal jie Buselę, pavyzdžiui, norės grįžti. Ne? Jei NBA prancūzų kaip va tiek va. Tai gal atsiras ir iš NBA Eurolygo yra prancūzų labai didelis aruodas tas, kur tu gali pinigų įmerkęs tų vietinių gauti. Lietuvoje būtų prašiau, nu ką tu ten, su kem milijoną, tada Radzevičius nebepirksi turėdamas kem milijonų. Sedekerskis jau tam paklaustuko, neišpirkinėjant. Dabar jis jau Žalgiris kem milijoną gauna, nu kokios tu lietuvius pirki? Jokubaitį bandai paimti, ne? Nu, Jokubaitis, Sedekerskis, daugiau nėra ką. Viskas. Nes Grigonį gali nusipirkti ir tai jau neturėdamas. Nusipirksiu panašu. Tai, nu, tai taip. Ir taip gali nusipirkti. JV gali nusipirkti panašu ir be kem milijono, ne? Nu ir viskas, tu nebeturi ką imti. Nu, tiesiog nebėra tų lietuvių, ką tu galėsi paimti. Marekas jau ir taip atvažiuoja. Viskas. Tai sakau, dėkinga Prancūzijos rinka tiem vietiniam, žinai. Nes jeigu mes kalbam apie vietinius, nes taip, su kem milijonų Žalgiris nusipirktų ten Eurolygos žaidėjų kitų, bet mes kalbam apie vietinius, nes vis tiek jie labai reikšmingi, ne veltui Asvelis čia ant Francisko meta pinigus tokios arba ant Nilikinos ar ant kažkokio kitų. Nu ir Grigonis, arti susitarimas su Žalgiriu.
Ką tu galvoji apie tai? Nu tai įdomu, dabar kokia jo bus rolė, bet spėčiau čia turbūt į Brazdeikio rolę jisai perkamas. Tai manau, kad gerai, upgrade'as. Aš irgi manau, kad upgrade'as, bet su žvaigždute. Nu, jeigu išliks sveikas, aišku, mes, žinai, prie stalo čia irgi gal nežinom, manau, mes neturim tikrai tiek informacijos apie jo sveikatą, kiek ten susirinko Jankūnas. Nu, ir tikrai, manau, ten gali susirinkti, nes ten, žinau, kad ten tikrai galima susirinkti, ten, sakykime, tie, kas gydo, kas tvarko to žaidėjus, jie ten tie patys žmonės ir ten vieni kitus pažįsta ir manau, kad Žalgiris turi, spėčiau, neblogą informaciją apie Grigonio sveikatos būklę ir jeigu jau jį rašosi, tai turbūt tikisi, kad ten neiškris jisai, žinai, ilgam kitą sezoną. O yra koks nors žaidėjų car vertical, kaip būna mašina patikrinti? Galėtų būti gera idėja, žinau. Suvedė VIN kodą ir žiūri, Grigonis, nugarą muštą, tvarkytą. Ne, šiaip yra, man atrodo, RotoWire yra toks portalas, kur bent jau apie Amerikoje esančius žaidėjus, amerikiečius ypatingai, tai tengi surašyta visa istorija dažnai būna tų traumų. Bet šiaip ten tik tai ta vieša informacija, nu, tik vieša, susisteminta tiesiog, kaip ir yra NBA, kiek pinigų uždirbė per karjeras. Čia yra ta vieša informacija, bet atskau, car vertical žaidėjų būtų geras, ne? Geras. Kur įsivedė savo. Rimtas įrankis, žinai, už jį mokėtų pinigus ir nemažus Eurolygos komandos. Tai sakau, jeigu tu tokią info sudėtum į vieną. Kaip tu sudėsi, žinai, čia tokia čia neįmanoma. Konfidenciali informacija. Čia, faktas, čia akivaizdu. Kur, žinai, vieni mokės didelius pinigus, kad gautų info, kiti mokės dar didesnius pinigus, kad ta info nenueitų iki ten. Tai čia tiesiog tada būtų lenktynės, žiūrkių lenktynės, kas daugiau sumokės pinigų, žinai. Bet Grigonis vietoj Brazdeikio, jo, kaip ir upgrade'as, tik jo, dėl sveikatos būklės. Šiaip aš galvoju, kad Marius yra tas žmogus, kur sąžiningas. Jisai ateis neapgau Žalgirio. Manau, kad jis galėtų, nemanau, kad galėtų ką nors apgauti. Manau, kad Marius yra sąžiningas ir jisai, jeigu negali, tai pasakys, sorry, negaliu. Man aš atrodo, taip galvoju. Jo, aš manau, kad jeigu jisai eina į Žalgirį, manau, jis tikisi, kad tikrai turės tą sezoną, turės daugiau kamulio, turės vis tiek galimybę žaisti ir Panathinaikose po visų šitų traumų, jis atrodo atsigavęs. Jis, aišku, beveik nežaidžia, bet kai jis žaidžia, nesimato kažkokių ženklų, kad jis ten būtų labai kažkokių problemų turėtų. Tai Graikijos lygos žaidžia, ne? Tiesiog čia Eurolygoj buvo keli mačai, kai jis išbėgo ir to serijos su Valencija ten trumpai, bet tiesiog nėra formai turbūt geroji, nėra geram ritme, žinai, o Žalgirį tikrai galėtų tą gauti. Ar jis kažkokius ten, žinai, ar galėtų būti kažkoks labai vedlys Žalgirio, gal ne, bet tikrai solidesnis žaidėjas nuo suolo negu kad Brazdeikis, aš manau. Šiaip aš pasižiūrėjau, ką Marius judėjo Graikijos lygoje, ketvirtfinalis buvo. Nu tai tų prasiveržimų nėra daug. Akivaizdu, atsimenam, jaunas Grigonis būdavo tas, kur draskydavo. Dabar labai daug tų pull-up metimų, kaip sakyt, po driblingo netų metimų, vidutinio pašokus ar ne, statinių padėčių, Bet būtent tokiam roliai man jis žymiai geriau už Brazdeiką, nes jis turi gerą metimą, tu gali įsileisti, jis į tuos metimus pataikys. Brazdeikis arba į medį lips, arba nepataikys. Jis turi psichologiją, jis turi visiškai kitokią galvą, pasitikėjimą savimi, kovingumą, aš sakyčiau, dažnu atveju. Tikrai nesuskys ketvirtfinalio serijoje, nepradės dvejoti, mesti, nemesti, jis ateis ir padarys tą savo darbą. Kokį jis ten turės, sakau, tą darbą klausimas, kokia bus to rolė klausimas, bet taip, jisai turi išreikštą įgūdį metimą, taip dabar pastaraisiais metais jau turbūt labiau vis tiek pavirtęs tokių išreikštų metikų negu tokių, kokius buvo tam sezone prie Šilerio Žalgirį, kur tikrai jam, sakyčiau, Šilerio tos sistemos puolime jam, negaliu sakyti, Šileris nukalė kontraktą, bet tai buvo tas atvejs, kai žaidėjas sutiko savo trenerį puolime, kuris tikrai išnaudojo jį taip, kad jis parodė save Eurolygoje aukščiausių lygių ir po to matėm, kokie kontraktai sekė paskui. Tai gal tikrai nebus toks universalus, nes ten buvo daug ir prasiveržimų ir daug pick and rollų, bet puolime tikrai duos daugiau negu Brazdeikis, aš manau. Šiaip Šileris daug atėmė, bet daug davė Jokubaičiui ir Grigoniui. Turbūt du žmonės, kurie turėtų labiausiai dėkoti. Jokubaitis ypatingai. Jisai iki tol neturėjo nei tokios rolės laisvės, būtent pa Šilerį Jokubaitis parodė, kad gali žaisti krepšinį ir po to nuvažiavo pas dėdę Šarūną į Barceloną. Tai blemba, manau. Tas pats Heisas irgi turėjo labai gerą sezoną. Tas pats Heisas, jo, tai tokie treneriai, kur mes čia pašaipiai kažkiek, ne, dėl galutinio rezultato, bet žaidėjai atskiri kai kurie. Taip ir būna kartais, kad žaidėjai, kur mes čia treneris, bet padėkoja vienam kitam treneriui, kur atrodo jis tau nieko, bet sako, jis man padėjo atskleisti, jis man parodė tą, jis man pastatė į gerą poziciją. Kaip kažkada Aurelikas, pavyzdžiui, visą gyvenimą liko dėkingas Šeškui. Nes iki tos į trečioje pozicijoje žaisdavo, nes Reikia jį išvaręs buvo iš Šiaulių.
nuvažiavo į Prienus, pradėjo žaisti 4 pozicijoje ir tapo MVP lygos ir savo kontraktus nusikalė. Taip, traumas vėliau pakišo, būtų dar daugiau gal nusidirbęs, bet anyway, čia geras pavyzdys buvo. Nu ir Valencija nori TJ Shortso, panašu, kad vietoj Montero. Šiaip man atrodo, kaip, žinai, jeigu pagalvojus apie geriausią, vieną geriausią, gal net geriausią variantą Eurolygoj, ko pakeis Montero, tai Shortsas man ateina į galvą, nes tam stilius jis tinka šiaip. Jis toks, sakau, agresyvus irgi, mėgsta tą greitą krepšinį, atvirą aikštelę. Tik tas metimas, va, čia klausimas, žinai, kiek jisai baus, nes šį sezoną, galėjo sau leisti dažnai Panathinaikos varžovai rizikuoti su juo. Aišku, atkrintamosiose šiaip jisai gerai atrodė, bet sezone buvo labai nestabilus toje vietoje. Ir dar vienas šiaip svarbus aspektas, kurį noriu paminėti, kad nepaisant to, kad Eurolygos sezonas finišavo, mes didelių dylų kol kas neišgirdom labai, ne? Mes turim tokių nuotrupų, tarkim, Montero, Sportandos skelbė prieš 6 dienas apie Montero rolį, čia nėra kažkoks breikas finalo ketvirto. Ir šiaip tų tokių didelių perėjimų dar neįvyko, tai sufleruoja ką? Kad yra kažkokia nežinomybė, yra turbūt tas domino principas, kaip yra tarkim žaidėjai, tas ir po jo seka. Ir tada, kai pasirašys vienas, prasidės domino kristi, pradės kiti. Tai man atrodo, Francisco yra šiuo metu gynėjų domino vienas pirmų vietų, turbūt taip. Montero, Francisco ir Maikas Jamesas, ane? Ir tada turėtų sekti kiti jo pasirašymai einantis viens po kito, lygiai tas pats centrų grandy ir taip toliau. Jo, reiktų pasižiūrėti dabar, kas ten tie topiniai free agentai, bet Francisco tikrai yra ta žaidėjas, kurio sprendimo laukia ne viena komanda. Tai va, ir turbūt su tuo yra susiję, kodėl neįvyko dylai. Pernai Micičiaus irgi buvo tas pats. Daug kas laukia, ką pasirinks Mica. Realą, Fenerį, Olį, bet galiausiai nuėjo HPL. Tai dabar, manau, Francisco lygiai. Ir yra dar sumaišties su tais pinigais. Vėl dabar ateina Svelis, ne, su tokiais pinigais. Man atrodo, agentai irgi neskuba dėti parašo, nes dar nori truputį išsiaiškinti iki galo, tai kiek tas HPL'is iš tikrųjų pinigų turės, tai kiek tas Svelis turės pinigų, kiek tas Dubajus realiai. Dubajus, aišku, čia daug kas susitarė, Dubajus turbūt daugiau mažiau apsikomplektavo komandų. Turbūt taip. Bet tos dvi komandos, aš manau, irgi laiko truputį dar tą rinką tokią įkaitę, žinai, laukia visi aiškumo. Ir jo, vieni pirks, kiti lauks iš NBA nubyrančių, gal, pavyzdžiui, Geršonas Jebuselė, Simone Fontekio, vienas iš tų žaidėjų, kur matomas irgi, tarp kitko Simone pasakė, kad nepasinaudos plius ar jis, ar hitai, neatsimenu, bet turėtų tapti laisvojo agentų. Tai Simone Fontekio toks 3 numeriukas Eurolygoje. Bogdanovičius tas pats. Bogdanovičius, atsiminkim. Taip. Valančiūnas irgi. Valančiūnas taip jau, bet Bogdanovičius irgi Partizanas nori Bogdanovičiaus. Tai toje rinkoje žiūrint, blemba, aš manau, Simone Fontekio būtų geriausias gal 3 numeris Eurolygoje. Klausimas, bet top 3 tikrai. Geriausias klausimas, tikrai, žinai. Jis vis tiek toks yra labiau NBA, jis tvirto, nes labai gerai rolė žaidžia, jis labai gerai tą free and D rolę. Bet matėm rinktinį, jis gali traukti. Rinktinį gali daugiau ir puolime duoti. Jo, tai prie geresnių turbūt. Jo, blemba, žinant, kad Eurolygų tų 3 numerių rinka labai sekli. Tai toksai Simone Fontekio galėtų būti game changerių bet kuriai komandai, ne? Tai va, tai tų įdomių free agentų bus iš Eurolygos. Nebeturim tų tokių akivaizdžių, kur, Dario Šaričius, dar vienas žaidėjas, kuris norėtų Eurolygoje gauti pasiūlymą. Jisai šiaip seniai nežaidžia ir galėjo šį sezoną pasirašyti, bet kažkodėl niekur nuėjo į Kroatijos komandą. Tai va, įdomu, Šaričius dar vienas, kuris puoselė viltį žaisti 30 keli metai. 32. 30 keli, sakau. Bet tai gal kokius sveikatos bėdų turi, žinai, jeigu taip. Nes ten palesavo į NBA, žinai, tai tų pavardžių bus nemažai ir laukia įdomi vasara. Aš manau, kad laukia įdomi vasara. Pirmiausia, komandom reikia trenerių likimus prasispręsti, nes labai daug yra klaustukų. Virtusas, matom, be trenerio sugeba prieš 8 komandą 2-2 seriją žaisti. Čia yra bausmė Dievo, kad tu duško atleidi ir pastatai kažkokią apsišaukelę, ne? Čia toks Kėdainių Nevėžio atitikmuo biškinė. Visiškai, absoliučiai, žinai. Tada Partizanas neaišku penėroja, Paryžius iš vis neaišku, kas ten, ar tą jaunuolį paliks ar ne. Pavo Tamano didžiulis klaustukas. Toliau Makabis aišku, Svelis aišku, bet kokie pinigai, Baskonė neaišku, Bayernas irgi turi Pešičiaus ieškoti pamainą dėl to, kad baigė karjerą.
Barcelona turi naują trenerį ieškoti, Dubajus surado, Zvezdos naujas treneris, neaišku, ar Monakas bus. Ir Anadolu irgi naujo trenerio ieško. Tai ir dabar su Breso Burgu, tai čia artimiausiu metu turėtų būti aišku, ne, ar jie bus ar nebus čia. Birželio vidury turėtų paaiškėti. Tai čia netgi neaišku, kas dar dalyvaus Eurolygoje. Ar Monakas, ar Breso Burgas. Turbūt yra dabar klausimas tarp dviejų komandų. Nes visos kitos kaip ir ramios, iš esmės. Visos kitos komandos yra ramios. Tai šiaip žada būti labai įdomi vasara. Dažnai būdavo, kad ateini į birželį ir tai plius minus matai. Tada jau taip, žinai, tik tai laukiu oficialių patvirtinimų, bet būna daug kas apdėliota. Dabar mes ateinam į birželį, kuris po 6 dienų ir mes turim daugybę klausimų, kurių prasispręs. Tai aš manau, kad mes vasaros metu dar grįšim, susikaups naujienų ir manau, kad bus įdomu yra perėjimus aptarti ir žaidėjus kažkokius naujesnius, nes matėm, kad Virtusas kviečiasi kažkokį iš Antverpeno žaidėją, ar ne? Šiaip netgi 2 iš tos Nyderlandų Olandijos lygos, šiaip bent jau dabar ganduose vaikšto, kad persikels į Eurolygą, tai įspūdinga šiaip iš tokios lygos. Dubajų, ne? Jo, čia, žinai, neatsimenu tokio atveju, iš tokios žemos lygos, ta prasme, vis tiek ta lyga yra laikoma, kokia taip 11-10 lyga nacionalinis čempionatas Europoje. Bet jie tuo pasižymė, kad nebijo imti tos tokios amerikiečius. Absoliučiai, jie tuo, tie klubai rašosi tuos rūkius, grinai, ten visiškai rūkių čempionatas, ten jeigu, sakykime, nori pasižiūrėti tuos žaidėjus, kurie gali po kelių metų žaisti kažkur jau aukščiau, Europos turi čempionų lygų panašiai, tai dažnai ten jie pradeda savo kelią. Jo, ir toj lygų ir matėme lietuvių. Mikalauskas dabar žaidžia, Valinskas kažkada žaidė, žinai, bet Eurolygos nepasiekė. Viskas, tai ačiū Jums už visą sezoną, keliaujam į tarpsezonį ir manau, kad pasimatysim dar, nereikia čia atsisveikinimų graudžių, pirkit Raw Powders ir daugiau, tada bus epizodai, kaip sakant, sakysiu, žiūrėkit labai perka, tai dar darom ir važiuojam toliau. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų kartų. Ačiū, iki.